Sveiki! Šiandien norėčiau šiame video papasakoti apie tai, kaip vedinėje astrologijoje sukuriamas naujas identitetas, nauja tapatybė. Visų pirma, kas daugiau ar mažiau esate susidūrę su pačia astrologija, tikrai žinote, kad vedinė astrologinė sistema sudaro 12 astrologinių būstų. Tačiau šiandien noriu labiau akcentuoti ir paminėti būtent apie 12 astrologinį būstą ir 1 astrologinį būstą. Jeigu kalbant visų pirma, kas yra 12 astrologinis būstas, tai matote lentelėje yra 12 astrologinių būstų. Labiausiai akcentuotas 12. Ir jeigu pavyzdys mes įdėkime bet kokią planetą, šiai dienai pasirinkau Saturno planetą. Tai sakykime, visų pirma, 12 astrologinis būstas yra susijęs su visišku identiteto ego ištirpimu. Tai dažniausiai yra dar kitaip vadinama ego mirtis. Tai reiškia, kad kai astrologinėje sistemoje yra 12 astrologinių būstų, 12 astrologinis būstas yra pats paskutinis, kuris yra visiškas ištirpimas. Tai yra pasąmonė, sapnai, kažkokie tai gali būti susijęs su aiškiaregystės dalykais, kažkokiais tai mistiniais dalykais. Tai reiškia, dažniausiai žmogus yra neturintis tam tikro apčiuopiamo identiteto. Jis negali savęs įvardinti, koks jis yra. Jis negali savęs įvardinti, kaip jis visuomenėje akcentuojamas, kaip jis visuomenėje yra daugiau ar mažiau matomas. 12 būstas yra visiškas mirties atitikmuo. Tačiau, jeigu kaip pavyzdys matote lentelėje, teikime iki 1 būsto, 1 būstas nunulina viską, ne? Tai dažniausiai po 12 būsto ateina 1 būstas. Ir 1 būstas yra jau matomumas, ne? Taip kaip mato mus. Tai yra visiškas identiteto tapatybės sukūrimas, matomas, apčiuopiamas. 1 būstas yra susijęs su fiziniu matomumu, ne materialiu matomumu, apčiuopiamumu. Tai galima apčiuopti kaulai, galva ar ne, kūnas, viskas, kas yra apčiuopiama. Ir tada, kaip paminėjau, kas yra 12 būstas ir 1 būstas, ar ne? Ir, sakykime, paimam pavyzdį, kad tranzito metu, kur, sakykime, Saturnas gali būti tam tikrą laiką 12 būste ir po kiek laiko jis pereina į 1 būstą. Kas tada įvyksta? Dažniausiai žmogus 12 būste tranzito metu turintis Saturną, jis pradeda suprasti, kad jo sena tapatybė netitinka jo, ar ne? Netitinka jo seno gyvenimo modelio, netitinka jo kažkokio tai tapatybės jausmo. Žmogus pradeda nesuprasti, kas jis yra, nes tai, ką jis darė anksčiau, jau nebeveikia. Tada, kai praeina po truputėlį tranzito laikas ir Saturnas pereina į 1 būstą, dažnai žmogus pradeda kurti naują tapatybę. Jis žino, kad tai, ką turėjo seniau, seną tapatybę, senus modelius, tai neveikia ir to jis nenori daugiau naudoti. Tada, kai pereina į tą 1 būstą, žmogus pradeda kurti naują tapatybę. Žino, kad to seno nenori, bet dar naujas kuriasi. Ir žmogus lieka tarp pasirinkimų, tarp seno ir naujo. Ir kitą kartą žmogus kartais net mėtosi, nesupranta, kas vyksta, kodėl viskas naujai, kodėl viskas kitaip. Ir žmogus tarsi ateina į tam tikrą transformacinį periodą, ar ne, naujai gimsta, naujai atsidaro tam tikri dalykai, naujai susikuria nauji dalykai. Ir žmogus pradeda visai kitaip mąstyti, visai kitaip daryti gyvenimo kažkokius tai pasirinkimus, susikurti naujus prioritetus. Kartais žmogui dažnai iš gyvenimo gali išeiti tam tikri žmonės, tam tikros aplinkybės, tam tikros situacijos. Ir žmogus galvoja, kodėl taip įvyko, atrodo, lyg ir dariau viską, ką galėjau, dariau viską, ką turėjau padaryti, tačiau gyvenimas dažnai ištrina, ne? Tai atsiranda tam tikros, nesakykime, pavyzdžiui, finansinis kažkoks nepriteklius arba darbo praradimas, santykių praradimas, pradeda žmogus keistis, pradeda žmogaus pasąmoniniai dalykai kisti, nes iš 12 būsto, iš pasąmoninių dalykų mes periname į 1 būstą, ne į tą apčiuopiamumą, į tą sąmonę, kai mes galime materialiai apčiuopti ir pamatyti, kaip žmonės, kaip situacijos pradeda kisti, žmogus pradeda sąmoningai suvokti, aha,
aš darau taip ir anaip, keičiasi mano situacija, keičiasi mano aplinka, keičiasi aplinkos žmonės, ar ne, ir tada keičiasi manyje kažkas. Tai po truputėlį tampa apčiuopiamumu. Iš to, kas buvo neapčiuopiama, mes ateiname į apčiuopiamumą. Ir tada tampa visiškai realybė kitokia. Ji kuriasi. Tai reiškia, kuriasi nauja tapatybė, naujas identitetas. Taigi tiek norėjau papasakoti ir susitiksime kitose video. Iki.